Na va, šiandien mūsų tema yra būtent, kada mes turime didelius sąrašus, kaip išsifiltruoti ir susirūšiuoti tuos sąrašus. Ir šiandien pabandysime pasižiūrėti, gal, nežinau, jeigu kažkas tai turite kokį nors, sakykime, sąrašą pasidarę iš seniau, gal kažkokį Excelį, galite galbūt ir labai greitai, pavyzdžiui, pasirašyti, va, tarkim, aš galiu parašyti pavardė pirma, sakykime, einu į apačią pavardė būtų antra. Ir paskui vat, užžymiau, sakykime, abidvi tas pavardės, važiuoju į apačią, čia prisidėlios tų pavardžių, va matot 20. Toliau galiu pasidaryti kitą, sakykime, koks nors pavadinimas. Čia gali būti knyga. Knyga pirma, sakykime, paskui knyga kokia antra. Ir čia Excelį neatsimenu, rodžiau ar ne. Kada mes užžymėm tuos du langelius, paėmam už kampo, traukiam į apačią ir automatiškai Excelis mums sužymė, žodžiu, ta prasme, pratęsia tą seką. Jis pagauna seką ir pratęsia. Lygiai taip pat galėtumėm dar čia įsidėti va kažkokius skaičiukus, nu kaip kokias nors kainas, pavyzdžiui, čia galėtų būti autorius, čia galėtų būti knyga, čia galėtų būti kokios nors kainos. Jeigu kas nors su manim norite dirbti, tai va dabar labai greitai pasidarykite va tą va tokį sąrašiuką ir tada, aš čia išsitrinsiu, kad jis man nesimakaluotų. Aš dabar prieš mūsų mokymus pasidariau va tokį va sąrašą. Tiesiog paprastai pasidariau, kad būtų autoriaus, knygos autoriaus vardas pavardė, kokią jisai parašė knygą, tiesiog iš galvos susirašiau kainas tų knygų ir susirašiau leidyklas irgi iš galvos, tikrai nepasižiūrėjau, kas, sakykime, išleido tą knygą. Ir dabar šiandien, kada mes turime va tokį sąrašą, mes pabandysime pasižiūrėti, kaip susirūšiuoti ir susirikiuoti tokį sąrašą, kad mums, pavyzdžiui, kartais būtų daug lengviau susirasti kažką tai. Kažkas neišsijungęs mikrofono, aš dabar pasidalinus ekranu. Merginos, kas neišsijungia, išsijunkit mikrofoną, nes labai girdisi. Gerai. Tai dabar žiūrėkit. Kada mes turime tokį sąrašą, aš esu, matot, auseliai pagrindinis. Užsižymiu štai pirmą eilutę. Tik tais pirmą tą antraštės eilutę. Ir šitoj antraštės eilutėj, dabar žiūrėkit, pats paskutinis langelis, va čia va yra AZ užrašyta, rūšiuoti ir filtruoti. Aš atsidarau šitą langelį ir toksai kaip piltuvėlis yra filtruoti. Ir aš paspaudžiu filtruoti. Dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Ant mano tos antraštės eilutės prie kiekvieno vardo, pavardės, knygos, pavadinimo, kainos, leidyklos atsiranda tokie trikampiukai. Ir dabar, pavyzdžiui, aš noriu, sakykime, išsifiltruoti kažkokius tai, nu, galbūt pagal autorių knygas, galbūt pagal leidyklą knygas, visiškai nesvarbu. Nu, pabandykim pagal leidyklą. Štai čia aš atsidarau ir dabar žiūrėkit, čia yra visos leidyklos surašytos, kurios pas mane yra įdėtos. Jeigu būtų taip, kad jūs sąraše, pavyzdžiui, leidyklos pavadinimą rašant, galbūt padėjot du tarpelius arba vietoj, sakykit, padėjot kabutes, tai jau kompiuteris priima kaip kitokį pavadinimą. Tai, žodžiu, jeigu norim, kad visi čionais būtų sudėti tikslingai labai ir to paties pavadinimo neatkartotų, ten, tarkim, alma litera ir alma litera su kabutėm, tai turi būti būtinai vienodai surašyta. Dabar žiūrėkit, čia yra visos leidyklos, taip kaip pas mane lentelėje į tą 20 sąrašą įeina visos leidyklos. Aš žymėti viską, aš nusiimu štai čia tą varnelę ir dabar, va, matot, mano tos leidyklos yra nesužymėtos. Bet aš galiu sakykime,
pažymėti kažkokią leidyklą ar dvi leidyklas, kurios man reikalingos ir pasižiūrėti, ką tos leidyklos išleido, kokias knygas. Tai tarkim, paimkim kokį Sofoklį. Leidykla Sofoklis ir aš sakau, va dabar žiūrėkit, spaudžiu gerai ir matot, pas mane viskas sumažino mano lentelę iki 3 knygų ir viskas, aš turiu šitas 3 knygas. Ir jeigu man reikia, aš galiu jau čia, pavyzdžiui, bendrą kainą tų knygų, aš galiu rašyti štai čia, sakykime, sumą, susiskaičiuoti, kiek tos man knygos kainuos, ar dar kažką tai. Tai žodžiu, mes galime iš tikrųjų čionais susidėti ir išsifiltruoti tuos, sakykime, knygas, pavardės, leidinius, leidyklas, nežinau, iš vis tų lentelių gali visokiausių būti ir mes čia galime išsifiltruoti kokius norim. Filtrą nebūtinai galime uždėti vieną. Tai dabar žiūrėkit, mes išsifiltravom, kad Sofoklis išleido 3 knygas. Ir dabar aš matau šitam sąraše, kad pavyzdžiui Tapinas yra parašęs 2 knygas. Ir jeigu man reikia, kad išrinktų, tarkim, jeigu būtų ten didesnis sąrašas, kad tik tai Tapina, tai aš čia paspaudžiu, žiūrėkit, matot, Landsbergis ir Tapinas yra. Aš nuimu šičia tą varnelę ir paspaudžiu, kad tik tai Tapina man išrinktų. Sakau gerai. Ir va, matot, man tada išrenka tik Tapiną. Tai dabar žiūrėkit, kada aš žiūriu į tokią lentelę, jau iškart matau, kad yra vienas filtras uždėtas, pagal ką aš matau, atsiradęs piltuvėlis vietoj trikampiuko. Ir uždėtas antras filtras, irgi atsiradęs piltuvėlis vietoj to trikampiuko. Tai žodžiu, mes jeigu turime lentelę su 20 stulpelių, mes galime ir pagal vieną kriterijų, ir pagal antrą, ir pagal trečią, ir išsifiltruoti tiek, kiek mums reikia. Žodžiu, mes tuos kriterijus, filtrus galime pasirinkti, kokius norime. Dabar paprastai, aišku, aš galiu visokiais būdais nusiimti, bet aš dažniausiai, kadangi matau, kad čia uždėtas filtras, tai aš tiesiog paimu ir uždedu abidvi varneles. Sakau gerai ir štai čia irgi uždedu visas varneles, sakau gerai, arba valyti, jeigu matot, valyti filtrus ir sakau gerai. Ir viskas, vėl man duoda pilną sąrašą. Tai toks dalykas yra vadinamas filtravimu ir aš galvoju, kad čia yra labai nesudėtinga. Kaip jūs žiūrite į šitą dalyką? Ar yra? O grįžimas į pradinę tą lentelę tik tai tokiu būdu, kad nuimi filtrus ir tada grįžti, ar ne, sakykime, ten pasidarai kažkokį filtrą, įsiseivinai kaip naują failą, ar ne, ten to Excelio, bet grįžimas yra toks, kad variantas tik toks, apie kurį kalbėjai, ne? Aš dabar keletą nuėmiau, keletą palikau, sakau gerai, man čia sumažina iki tų leidyklų, tai kitas būdas yra toks valyti filtrą nuo leidyklos, čia paspaudžiu ir visą filtrą išvaliu. Toks būdas yra. Tai ta prasme, mes išsivalom tą filtrą, nes jeigu mes užsidedam filtrą, kitų nėra. Ir dabar kitą sykį, pavyzdžiui, kada aš susitvarkau, išsifiltruoju ar dar kažką, mane nervuoja šitie trikampiukai. Jeigu norit juos nusiimti, vėlgi užžymit, einat, kur yra rūšiuoti, filtruoti ir čia tas, matot, dabar yra užspaustas filtruoti, atspaudžiu filtruoti ir viskas, nebeliko netgi tų visų trikampiukų. Nežinau, Vaida, ar atsakiau į klausimą valyti filtrą arba užsidėti visas varneles. Tokie 2 būdai. Taip. Tai tai tokie 2 būdai. Tai iš tikrųjų, man asmeniškai tikrai būna, kad pagelbėja šitie filtravimai, tai tikrai iš tikrųjų, nežinau, pasižiūrėkit, dar kartelį pakartosiu, tai užsidedam štai čia kur norim, ant kurios eilutės, nuo kurios pradedam filtruoti, paspaudžiam filtruoti, atsiranda, štai čia atsiranda tos trikampiukai tokie
ir dabar aš tuos trikampiukus atsidarius galiu iš tikrųjų išsifiltruoti, ką man reikia. Dar vieno dalyko neparodžiau, čia labiau parodžiau ir dažniausiai mes susiduriam iš tikrųjų, kada būna tokie pavadinimai, kažkokie pavardės, dar kažkas tai, bet kartais būna va skaičiai, kaip šiuo atveju, ale susirašiau kainas knygų. Tai tada aš va čia va galiu aišku vėlgi nusiimti arba užsidėti varneles, bet čia dar, žiūrėkit, atsiranda skaičių filtrai. Ir pavyzdžiui, man reikia dabar, kad, sakykime, pigiausias knygas išfiltruotų. Ir dabar aš paspaudžiu 10, pavyzdžiui, viršutinių. Ir čia žiūrėkit, šitoj lenteliai atsiranda taip, arba viršus, arba apačia. Viršus tai bus brangiausios, apačia tai bus pigiausios. Ir pavyzdžiui, aš čia galiu 10 pigiausių knygų, arba pavyzdžiui, jeigu aš noriu, aš tarkim noriu, kad 5, pagal kainą 5 pigiausias knygas man išrinktų. Ir sakau gerai, ir žiūrėkit, tai ta prasme, kaip čia pasakyti, ne 5 pačias knygas, bet knygas, kurios kainos yra 5 kainos pačios žemiausios. Tai va, 1 euras, 2 eurai, 4 eurai, 5 eurai. Štai va, čia va išfiltravo pačias pigiausias knygas. Tai pagal skaičių filtrus mes irgi galime čia išsifiltruoti įvairiai, valyti kainą. Išsivalau, galiu, pavyzdžiui, dar kokį variantą pabandyti. Pavyzdžiui, man reikia lygų rašau. Jeigu aš rašau lygų, tai tarkim, man reikia knygų, kurios kainuoja, dabar pasižiūriu, kiek čia nais, sakykime, nesvarbu, 20 eurų. Sakau, gerai, ir va, štai išrinko knygas, kurios kainuoja po 20 eurų. Arba, pavyzdžiui, dar gali būti išsivalau, dar galiu padaryti skaičių filtrą, pavyzdžiui, irgi paspausti lygų, kurios kainuoja 20 eurų, arba, sakykime, irgi galiu parašyti, kurios kainuoja 10 eurų. Ir sakykime, gerai, tai išrinko visas knygas, kurios kainuoja 20 ir 10 eurų. Ta prasme, mes čia jau su tais skaičiais ten pasižiūrėsit, iš tikrųjų ten nelygų, lygų, daugiau arba lygų, tai iš tikrųjų va čia va grinai jau matematiškai galima pasižiūrėti ir išsifiltruoti tą, ką mums reikia. Iš tikrųjų čia labai padeda. Netgi tą pačią gimimo datą, jeigu mes rašom, mums labai gali išfiltruoti, pavyzdžiui, kas šiemet švenčia kokius jubiliejus, jeigu sąrašą didelį turim ar dar kažką. Tai iš tikrųjų tas skaičių filtras labai padeda kartais, jeigu mums reikia konkrečių dalykų. Tai čia va yra filtravimas, tai atsijungiu šitą filtravimą, yra ir rūšiavimas. O rūšiavimas, vėlgi, mes turėtumėm iš tikrųjų pasižymėti, ką mes norime rūšiuoti. Dabar skirtingai tikriausiai nuo filtravimo, filtravimui mes pasižymėjom pirmą eilutę, o rūšiavimui aš pasižymiu visą lentelę, nes man reikia šitą lentelę rūšiuoti. Ineta, matau, Netos įjungtas mikrofonas. Tai va dabar žiūrėkit, užsižymėjau visą lentelę ir dabar štai čia, aš žiūrėkit, galiu rūšiuoti arba pasirinktinis rūšiavimas. Jeigu aš paspausiu rūšiuoti, man automatiškai nuo A iki Z tas sąrašas sumėtis, bet aš labai retai, kada šituos va visus tuos abu naudoju, aš dažniausiai renkuos pasirinktinį rūšiavimą ir pasižiūrim, kas šiandien yra. Kada aš paspaudžiu pasirinktinį rūšiavimą, žiūrėkit, pirmoji eilutė manęs klausia, pagal kurį tu nori stulpelį rūšiuoti. Aš sakau, kad aš galbūt, pavyzdžiui, noriu susirūšiuoti pagal kokią pavardę, kad pavardė būtų nuo A iki Z, arba atvirkščiai, visiškai nesvarbu. Pabandykim pagal pavardę susirūšiuoti. Štai, pagal pavardę nuo A iki Z, tai reiškia, pagal abėcėlę, visą tą eilę ir surūšiavo. Dabar, jeigu aš dar kartelį grįžtu į tą pasirinktinį rūšiavimą, matau, aš čia susirūšiavau pagal pavardę. Ir pavyzdžiui, čionais Ivanauskaitės yra keletas knygų, jos visaip išsimėtučiusios, ir aš galėčiau, pavyzdžiui, pridėti dar vieną lygį, štai čia va matot, pridėti dar vieną lygį, ir tarkim, Ivanauskaitės knygas aš norėčiau pagal kainą susirūšiuoti.
Ir nuo mažiausios iki didžiausios arba nuo didžiausios iki mažiausios. Nu, kaip nori, nuo mažiausios iki didžiausios, pigiausią pirksiu knygą. Ir sakau, gerai, tai dabar žiūrėkit, tas sąrašas kaip ir pasiliko, mes čia jo neišfiltravom, bet Ivanauskaitės va visas šitas knygas man sudėjo pagal kainą. Žiūrėkit, 2, 5, 6, 8 eurai. Nu va, ir visos pagal kainą susidėjo. Jeigu man, tarkim, dabar dar sugalvoju, kad tos pačios Ivanauskaitės man reikėtų, pavyzdžiui, tas knygas ne tik pagal kainą, bet gal dar pridėsiu vieną lygį ir, pavyzdžiui, ne tik kad pagal kainą, bet dar ir pagal leidyklą kokią nors įdėti. Nu tai va, sudedu leidyklą, irgi galiu dabar atvirkščiai nuo Z iki A ir sakau gerai. Tai iš tikrųjų čia sukals nuo leidyklos. Tai ta prasme, pagal leidyklą nuo V, jo, tai žiūrėkit, o jeigu aš noriu, iš tikrųjų, aš tam pasirinktiniam rūšiavime, aš galiu atsistoti, visiškai nesvarbu, ant kurio man nereikalingo, sakykime, lygio ir naikinti šitą lygį. Man nebereikia šito ir naikinu šitą lygį. Ir štai, pagal pavardę dabar aš pagal pavardę vėl persirūšiuoju. Čia, aišku, dabar nesikeis, nes iš tikrųjų visi šitie dalykai visai nesvarbus. Tai čia yra rūšiavimas. Ir rūšiavimą, vėlgi, aš sakau, mes galime paprastą daryti, bet aš siūlyčiau naudotis tuo pasirinktiniu rūšiavimu. Jeigu man nereikia, aš aišku jį atsistoju ir pasinaikinu, bet jeigu man reikia, aš čia galiu pridėti lygį ir tada sakyti, kad, nu va, dabar visas pagal kainą man knygas sudėk ir nuo didžiausios iki mažiausios. Ir sakau, gerai, ir va, brangiausia pas mane yra Tapino knyga ir žodžiu, sudėtos nuo 40 iki 1. Tai, žodžiu, mes tą tą rūšiavimą galime labai įvairiais būdais susidėlioti, bet tada, kada mes imam pasirinktinį, mums leidžia rinktis bet kurį stulpelį ir užsidėti dar netgi keletą, sakykime, tų kriterijų. Tai va, tai gal dabar turite klausimų iš šitos vietos, kas nors. Vaida, tau visą laiką būna klausimų, gal Vaidute turite klausimų iš rūšiavimo? Ne, neturiu. Gerai. Viskas aišku? Viskas. Liuks. Tai žiūrėkit, merginos, ar jums visoms viskas aišku? 21 prisijungusi mergina. Ar visoms viskas aišku? Aišku, šiaip jau. Kas taip? Žiūrėkit, o gal dabar norėtumėt dar ką nors paklausti, nes šiandien sakiau tik rūšiavimas ir filtravimas, rytoj pasiimsim diagramų darybą. Rytoj darysime diagramas, o šiandien tik rūšiavimas ir filtravimas. Tai šiaip ta teorija tokia nedidelė yra. Tarp kitko, rūšiavimas ir filtravimas lygiai taip pat veikia ir teksto redaktoriuje, Word'e. Word'e mes nepasižiūrėjome, man atrodo, labai sąmoningai, nes tą galvojau parodyti per Excelį, nes Excel'yje tikriausiai rūšiuoti ir filtruoti reikia dažniau negu kad Word'e. Nu, Word'e reikia kartais pavardę, sakykime, pagal pavardę ar pagal vardą susirūšiuoti, sakykime, susidėti sąrašą. Bet šiaip Excel'yje labai dažnai yra rūšiuojamos ir filtruojamos įvairios lentelės ir sąrašai. Ir dar atkreipiu jūsų dėmesį, kad jeigu, tarkim, pavyzdžiui, tas pats Andrius Tapinas buvo 10, automatiškai visa šita eilutė yra pririšta. Nesvarbu, kad aš, pavyzdžiui, rūšiavau tik tais kainą, tai ne tik tai stulpelis kaina susirūšiavo, bet susirūšiavo visa eilutė, nu, ta prasme, pririšta visa eilutė yra prie tos kainos. Tai vat matot, ir netgi eilės numeris lygiai taip pat, žodžiu, yra pririštas. Jeigu, pavyzdžiui, jums reikės tą patį eilės numerį, jeigu jūs galvojate iš naujo persitvarkyti, vėl jūsgi galit tą eilės numerį tik tai susirūšiuoti ir susitvarkyti. Arba galit persinumeruoti tą eilės numerį. Tai, žodžiu, arba jūs galite išsifiltruoti ir tada išsikelti, tarkim, pavyzdžiui, aš galiu išsifiltruoti kažkokią tai lentelę, dabar aš tiesiog parodysiu, bet
Na, tarkim, aš dabar išsifiltruoju kokį, na, sakykime, 40 ir 30 eurų, kas knygos mano kainuoja. Ir va, štai užsižymiu šitą lentelę, kopijuoti, pavyzdžiui, kažkur tai įklijuoti ir aš turiu atskirą lentelę. Aš galiu kitam lape tą lentelę įsidėti, aš galiu į Wordą, jeigu man reikia tą lentelę įsidėti, aš ją galiu bet kur įsidėti. Žodžiu, man nebus, kad išskleista ir ten tie visi viduriai tos lentelės matosi. Aš matau tik tais tas dvi eilutes, kurias išsifiltravau ir tas dvi eilutes aš galiu persikopijuoti. Nu, va toks gal dar niuansas, kad žinotumėt. Gal dar kažkokių klausimų kiltų. Reikia tiesiog pasibandyti. Labai smagu, kada mes turime labai didelės duomenų bazės ir didelės lenteles ir tada labai ryškiai matosi, kai mes išsifiltruojam arba susirūšiuojam. Kai labai nedidelės tokios lentelės, galbūt nėra to efekto tokio didelio, tai vat tada kažkaip tai, nu, nelabai matosi. Bet manau, kad tas 20, kiek aš čia buvau pasidariusi, tai iš tikrųjų irgi savotiškai, nu, parodė tą patį rūšiavimą ir filtravimą. Na va, o aš dabar išskleidžiau tą lentelę, matot, automatiškai tą, ką buvau nusikopijavus, automatiškai tas pasisulinko žemyn, ta kita lentelė, kurią buvau persikopinus. Tai vat kartais, jeigu reikia, jūs galit filtruotis ir susidėti lenteles, kokias jums reikia ir kokiais reikia rakursais. Tai va. Tai Gal dar kartą parodykit kopijavimą, kažkaip pražiūrėjau. patį kopijavimą? Aha, kai dabar čia kopijavo, dar kartą parodykit va šitą. Aha, gerai, tuoj pažiūrėkim. Nu, išsifiltruojam, pavyzdžiui, dabar išsifiltruojam kokį nors, sakykime, nu, vienas, kieno čia Ivanauskaitės buvo knygų daugiau. Tai va, Ivanauskaitės turim daugiau knygų ir aš tiesiog, va, žiūrėkit, paprastai užsižymiu šitą lentelę, spaudžiu, aišku, aš galiu kopijuoti čia, per viršutinį meniu. Kažkaip man įprasta jau iš tikrųjų su pelyte spaudžiu dešinį pelės klavišą, atsiranda tas kontekstinis meniu, kur, nu, jūs tikriausiai irgi naudojat. Kopijuoti, Taip, aha, iš tikrųjų. kopijuoti, atsistoju bet kur, kur aš noriu šitos lentelės. Ir aš, pavyzdžiui, vat, irgi taip labai skirtingai naudoju. Kopijuoti panaudoju kontekstinį meniu, o įklijuoti, va, atsistojau su pelyte, aš klaviatūrą Ctrl+V paspaudžiu ir automatiškai įklijuoti. Nors aišku, aš galiu, sakykime, įklijuoti, spausti šitą mygtuką. Aš galiu iš tikrųjų atsistoju spausti tą įklijavimo mygtuką. Čia aišku dar įvairūs niuansai atsiranda su tais įklijavimais, bet kol kas mums dar tokių dalykų nereikia. Tai iš tikrųjų mes galime įklijuoti ir su pelyte, ir su meniu, ir su klaviatūra. Ten, kur užsižymim, aš su klaviatūra Ctrl+C paspaudžiu, įklijuoti Ctrl+V, Ctrl klavišas, Ctrl+C, Ctrl+V, su pelyte dešinis pelės klavišas susirandam, kur kopijuoti ir įklijuoti, ir per pagrindinį mūsų meniu kopijuoti ir įklijuoti šitie du mygtukai. Tai va, per šituos. Aišku. Tai va. Nu, tai tada, žinokit, sustabdau mūsų dalinimąsi. Ar dabar, žiūrėkit, gal dar kažkokių turėtumėt klausimų. Tai tada, jeigu turim, dar galiu atsakyti, o jeigu ne, tai tada išstabdau mūsų įrašymą ir toj pasidalinsiu įrašymą.